Sveiki, šiandien kviečiu tave pakalbėti apie planą B. Bet pradėkim nuo to, kad tikriausiai niekas man neprieštaraus arba man pritars, visi, daugelis tikrai, kad pradžia visada yra sunkiausia. Nežiūrint į tai, kur. Ar tai pirma klasė, ar tai studijos, ar tai verslas, ar įsidarbinus kažkur, pradžia visada yra sunkiausia. Taip, ar ne? Tinkliniame marketinge pradžia taip pat yra pati sunkiausia. Bet jeigu tu dabar trupučiuką galvoji toliau, nei metus į priekį, ir jau supranti, kad tik laiko klausimas, kada nebeliks daugelio darbų. Taigi, jeigu tu negyveni šią dieną, o planuoji kažkiek tai bent jau kelis metus į priekį, aš kviečiu tave išgirsti mane apie galimybę, kuri gali išaugti į pagrindinį pajamų šaltinį, į tavo verslą, į tavo darbo vietą. Jeigu kartais atsitiktų gyvenimas, o kad netolimoje ateityje taip ir bus, nes kas kartą rasis vis daugiau humanoidų, kurie tikrai kur kas geriau ir efektyviau atliks žmonių veiksmus, tai daugelio darbų su daugeliu darbų teks atsisveikinti. Taigi, aš noriu pakviesti tave eiti kartu. Pasirinkus grožio ir sveikatinimo korporaciją. Kodėl kviečiu jungtis prie mūsų? Todėl, kad grožis ir sveikata bus reikalinga prie visų valdžių, prie visų gerbuvių ir negerbuvių, prie visų infliacijų. Taip, sveikata mums yra svarbi ir kuo toliau, tuo jis svarbesnė darosi. Visame kame. Žinoma, kad šalia eina ir grožis, ar ne? Jam taip pat daugelis moterų nelieka abejingų ir vyrų. Taigi, vien todėl, kad tai yra produktai, tai yra kompanija, kuri pristato grožiui ir sveikatai skirtus produktus. Jau vien todėl rekomenduoju pasirinkti T&D kompaniją. Kodėl dar rekomenduoju pasirinkti šią kompaniją? Todėl, kad tai yra kad produktai kuriami praktiškai viskam, ko reikia. Aš nebeinu į jokį prekybos centrą, nebent ten minimaliai kažko tai reikia. Žodžiu, buičiai, grožiai, sveikatai, higienai, visko aš randu šitoje kompanijoje. Tai tarsi prekybos centras vienoje vietoje. Ir, dabar einam prie reikalų, prie to plano B. Taigi, niekada nežinome, kada atsitiks gyvenimas ir jūsų nebereikės, jums įteiks atsiskaitimo lapelį. Tai jūs jau dabar prisijungę prie šitos kompanijos visiškai niekuo nerizikuodami. Todėl, kad nėra net jokio startinio. Ten, kur yra startinis, aš ir tai nesakyčiau, kad tai yra rizika. Tu įsigyji produktus, tu juos naudoji, patikusius rekomenduoji, tai nėra startas. Bet prisijungti prie T&D kompanijos, tau nėra jokio starto. Bet aš, aišku, savo ruoštų rekomenduočiau įsigyti kažkurios tai produktus, bet apie tai jau asmeniškai pakalbėsime, ar ne? Įsigyti kažkokius produktus, nuo kurių reikėtų pradėti. Taigi, tu niekuo nerizikuoji. Tu dirbi savo darbą ir prisijungi prieš tai T&D kompanijos nieko be jokių rizikų. Dar labai dažnai girdžiu klausimą, o ką daryti, jeigu aš nebenorėsiu? Tai jeigu tu pamatysi, kad tai vis tik yra, ne tavo, 6 mėnesius, neįsigyjant nei vieno produkto, tiesiog ištrinami duomenys iš sistemos, viskas. Tu net nepajausi, kai tu nebesi T&D kompanijos verslo partneris. Taigi,
Na ir dar vienas labai dažnai užduodamas klausimas, ar man reikės pirkti kiekvieną mėnesį? Tikrai ne. Bet jeigu tu esi nusprendęs, kaip aš pradžioj sakiau, jeigu tu žvelgi trupučiuką toliau nei metus ar 2 į priekį ir tu tikrai nori susikurti savo darbo vietą, tu tiesiog net nepajausi, kaip tau kiekvieną mėnesį norėsis pirkti. Ir kai tu matysi rezultatą, tu juo pradėsi dalintis, tavo draugai norės produktų ir tu net nepajausi, kai tavo pirkimai pasidarys dar didesni. Taip, o dabar jau einam prie pinigų. Taigi, kiekvienas prisijungęs prie kažkokios tai struktūrinio verslo kompanijos turi lūkestį uždirbti, ar ne? Mes visi ateinam, žinoma, daugelis žmonių jungiasi dėl produktų, bet tikrai nemeluosiu, aš pati jungiausi dėl papildomų pajamų. Taip. Taigi, prisijungęs prie kompanijos, kaip jau sakiau, be jokių rizikų, tu iškart gauni 35% nuolaidą visiems produktams, nežiūrint nuo užsakymo dydžio. Nuolaida yra nekintama. Ar tu pirksi už 100 eurų, ar tu pirksi vieną pieštuką už 2 eurus, viskam bus taikoma 35% nuolaida. Pritarkit, tai tikrai patraukli nuolaida, patraukli galimybė įsigyti produktus pigiau, kas šiai dienai jau yra taupimas, jau yra uždirbimas, ar ne? Taigi, tapęs partneriu, tu tiesiog įgauni privilegiją įsigyti nuostabius produktus su 35% nuolaida. Na, o patikusius produktus rekomenduodamas savo draugams, tu jau pradedi gauti papildomas pajamas. Va ties čia ir sukluskime. Nes, kaip aš minėjau, mesgi kuriamės savo darbo vietą, savo verslą ir taip toliau. Ir jeigu mes tą darome, mums reikia papildomų pajamų. Aišku, čia laimės tie, kurie nesitikė, kad prisijungus sekantį mėnesį jau kris sviestas. Mygtuko nėra, kad sviestas kristų. Reikia melžti karvę, kad ją pamelžti, reikia pašerti, bet ne apie tai. Niekam nieko neduoda ant lėkštutės. Viską reikia užsidirbti ir dažniausiai tam reikia nemažai laiko, pastangų ir įdirbio. Taigi, rekomenduodamas produktus, tu gauni papildomas pajamas nuo kainų skirtumo. Tu kaip partneris įsigyji produktus pigiau ir parduodi jau katalogo kainą. Vadinasi, 54% yra pelnas. Na, dabar su skaičiais, kad būtų aiškiau. Jeigu tu nupirksi produktų už 100 eurų, juos pardavęs katalogo kainą, tu gausi 154 eurus. Vadinasi, tavo pelnas, tavo papildomos pajamos tiesiog parekomendavus patikusius produktus jau yra 54 eurai. Bet aš nekalbu apie kitą pajamų šaltinį, kuris dar prisidės, ar ne? Taigi, bet jeigu tu matai, kad šitie produktai išties yra verti dėmesio, tu dar labiau, tu nesi egoistas, tu matai rezultatą, tu susitvarkiai plaukus, tu išvengiai skausmų be vaistų, tu susitvarkiai moteriškas problemas. Ir jeigu tu apie tai kalbi garsiai, kas kart randasi vis daugiau norinčių tokių produktų. Vadinasi, kas kartą tu turi galimybę įsigyti jų už didesnę sumą. Taigi, nupirkęs produktų už 200 eurų, juos pardavęs, tu gauni 308 eurus. Vadinasi, pelnas tik nuo kainų skirtumo jau yra 108 eurai. Prie tavo turimo atlyginimo. Nesiplėšant, nesidraskant, tiesiog mėginant produktus ir juos rekomenduojant savo draugams. Ir kai tu pradedi įsigyti produktų jau už 100 eurų ir daugiau, kompanija tau pradeda mokėti bonusą. Tai yra komisiniai, tai yra atlyginimas iš kompanijos. Taip. Išgirskite. Tai yra papildomos pajamos iš kompanijos. Ne tik tai kainų skirtumas, kurį gauna visi tik startavę. Bet kai tu pradedi pirkti produktų už 100 ir daugiau eurų
pagal marketingą kompanijos atstovai, įkūrėjai mato, kad žmogus yra nusiteikęs rimtai ir jį reikia skatinti. Vadinasi, kompanija pradės mokėti tau bonusą. Nuo 5 iki 35 eurų. Jeigu tu įsigysi produktų už 100 eurų, tai bus maždaug 100 balų, tau kompanija sumokės 5% nuo tavo balų apyvartos. Jeigu tu įsigysi produktų už 300 eurų per mėnesį, nuo kainų uždirbsi 162 eurus ir kompanija tau jau mokės 10% nuo tavo turimų balų. Jeigu tu įsigysi produktų už 1000 eurų, aš jau nepaskaičiau, bet žinau, kad apie 500 eurų lieka tau vien tik tai nuo kainų skirtumo, tau kompanija jau mokės 15% ir tai po truputį. Ir jeigu kažkam atrodo, kad 5% yra tikrai labai maži pinigai, tai tik noriu patikinti, kad nei vienas neatsidūrė ant kalno viršūnės. Į kalną visi lipo, lygiai taip pat ir aš. Mano pirmas bonusas buvo 5%. Ir aš labai gerai atsimenu, kiek man buvo džiaugsmo, kad man reikėjo už prekes ant tiek mokėti truputėlį mažiau. Tai va, tai žodžiu, pirmas pajamų šaltinis, tai kai tu prisijungi ir taupai, įsigydamas produktus su 35% nuolaida. Antras pajamų šaltinis, kai rekomenduoji ir gauni papildomas pajamas nuo kainų skirtumo, nes prisijungęs tu perki jas pigiau, o parduodamas parduodi katalogo kainą. Suprantami tikriausiai aiškina, ar ne? Taigi, jau išsiaiškinom ir tada, kai tu pradedi dirbti rimčiau, kompanija pradeda mokėti bonusą. Tai yra jau trečias pajamų šaltinis. Taip, bonusas, atlyginimas, komisiniai. Na ir kai tu pamatei, kad čia tikrai įmanoma uždirbti, tu apie tai pradedi kalbėti savo draugams, tada tu jau pradedi kurti savo komandą, savo struktūrą. Ir nuo kiekvieno pakviesto žmogaus pirkimų tu dar gauni papildomą bonusą. Bet noriu pasakyti, kad pirmiausiai savo bonuso dalį atsiima tas žmogus, kurį tu pakvietei. Pavyzdžiui, tu darai 1000 balų, ar ne, su savo visa komanda, bet po tavimi pakviesti žmonės daro, pavyzdžiui, vienas 100 balų, kitas 300 balų, kitas 500 balų, taip? Tai aš dabar labai trumpai tik pasakysiu, ką tu gauni. Taigi, už savo balus, tu pasiekęs 1000 balų jau gauni 15%, bet nuo tų pakviestų, va, pavyzdžiui, tas žmogus, kurį tu pakvietei, jis įsigijo produktų už 100 eurų, už 100 balų, tai jam pirmiausiai kompanija sumokės 5%, o tau, kas liko nuo jo, tu esi 15, o jis pasiėmė 5. Vadinasi, tau iš 15 atėmus 5, lieka 10%. Tas, kuris tavo pakviestas įsigijo produktų už 300 eurų, už 300 balų, jis jau pasiekė 10%, o tu 15. Vadinasi, pirmiausiai kompanija sumokės tam, kas dirbo, tai yra 10% atiduos tam žmogui, kuris už 300 eurų sugebėjo nupirkti prekių, o tau, kas liks nuo jo, tu 15, jis pasiema savo 10. Tau lieka 5. Aš tikiuosi, kad aiškiai aiškinu. Na ir dar sakėm, vienas kažkuris ten 500 nupirko, vėlgi, jis pasiekė 10%, bet nepasiekė 1000. Vadinasi, jis pasims savo dalį 10%, o tau vėlgi 15 atimti 10, nuo šito žmogaus liks 5. Ir tai po trupučiuką, matot, tai yra jau 4 pajamų šaltinis. Įsigyjam pigiau, pirmas, rekomenduojam, gaunam papildomas pajamas. 3, bonusas už asmeninius balus, tai yra 3, ir nuo komandos, nuo kiekvieno pakviesto žmogaus, tau kompanija taip pat mokės likusią dalį, kas lieka nuo to pakviesto žmogaus. Už darbą perka, taip žmogus jis perka. Bet tu jį pakvietei, tu jį mokini, tu jį augini, tu jam padedi, tu jį remi. Už tą darbą tau kompanija taip pat sumokės. Tai va.
Na ir žinoma, dar pas mus yra tie virtualūs pinigai, dekoinai. Labai ne per seniausiai girdėjau tokį vienos moters pastebėjimą, kai aš jai aiškinau rinkodaros planą ir daėjom iki dekoinai, sako, kas dėkojimai? Tai tiesiog ne ta žodžio prasme, dėkojimai. Negana, kad tu įsigydamas produktus gauni kainų skirtumą, gauni jos pardavęs, gauni kainų skirtumą, gauni bonusą. Tai dar įsigijęs produktų asmeniškai už 150 balų tu gauni 2500 dekoinų, tai yra dėkojimų. Tie dekoinai tai yra virtualūs pinigai, kuriuos mes keičiam į pamėgtus produktus. Tiesiog įeinam į parduotuvę ir dedamės į krepšelį. Žinom, kiek mes turime tų dekoinų. Ar tai 5000, ar tai 2,5, ar tai 7,5, ar tai 10 000. Ir už tuos virtualius pinigus mes tiesiog dedamės kušoną, dedamės serumą pakiams, dedamės prodental pastą, viską, ko norim. Mes turime įsitekti į tą turimą dekoinų sumą. Tai va, tai žodžiu, 5. pajamų šaltinis – dekoinai. Virtualūs pinigai, kuriuos tiesiog taip kompanija dovanoja už tavo darbą, dar kaip paskatinimą. Taip, tada eina kas? Premijos. Premijos yra marketingo plane, viena premija žvaigždžių marketingas, tai yra jau daugiau pasiekusiems, direktoriams ir aukštesniems, bet kompanija kiekvienais metais išleidžia kažkokią tai skatinimo programą, naujokėliam arba mažiau pasiekusiems. Tai va, tai rudenį mes čia turėjom tokią skatinimo programą, mano komandoje dalyvavo labai daug žmonių ir kompanija vien tik premijom, be viso to, ką čia išvardinau, sumokėjo per 3000 eurų mano komandai per 5 mėnesius. O buvo tokių mano komandoje žmonių, kurie visus 5 mėnesius darė maksimumą. O jeigu tu darei maksimumą, tai per tuos 5 mėnesius tu galėjai pasimti 500 eurų. Po 100 kas mėnesį. Buvo tokių. Buvo kas darė mėnesį, kas 2 mėnesius, kas 3, kas ne maksimumą. Bendroj sumoj kompanija premijoms sumokėjo 3000 su virš eurų. Tai jau nežinau, kelintas čia pajamų šaltinis. 6 berods, ar ne? Tada autobonusas. Vėlgi, autobonusas daugam atrodo, kad tai yra nerealu, bet aš esu atstovė Lietuvoje, kuri važinėja automobiliu, už kurį mokėjo kompanija. Kuri važinėja su automobiliu pasipuošusiu logotipu T&D. Ir tai yra įmanoma. Ir aš turiu visas išsisaugojusi ne sąskaitas, o tą lentelę, kurioje kiekvieną mėnesį man siūsdavo po 215 eurų sumokėti leasingą kompanija. Bet vėlgi, kai sakau, nenukrenta visą tai iš dangaus, ar ne? Buvo kiekvieną mėnesį reikėjo daryti atitinkamus žingsnius, kad tu tą premiją gautum. Nėra taip, kad tu ją užsidirbai ir viskas, kompanija mokės. Ne. Tu kiekvieną mėnesį darai žingsnius ir už tai gauni paskatinimą. Na ir dar vienas šaltinis pajamų, tai yra T&D Team Travel. Kodėl aš sakau pajamų? Todėl, kad į daugelį kelionių aš keliavau nemokamai arba iš dalies remiant kompanijai. Tai taip pat yra pajamų šaltinis. Jeigu man nereikia mokėti 1000 arba vietoj 1500, jeigu man reikia mokėti, arba 750, arba kompanija remia ten skrydį ir panašiai, tai taip pat yra pajamų šaltinis. Nes aš bet kokiu atveju, kai kompanija paskelbia kažkokią kelionę, aš žinau, kad aš būsiu. Ar aš savo lėšomis, ar aš kompanijos lėšomis būsiu, aš žinau, kad būsiu. Ir jeigu kompanija padengia mano sumokėtus pinigus, tai yra man pajamų šaltinis. Na, tikriausiai visus išnaudojau, susakiau pajamų šaltinius. Ir tada tik tai dar noriu pasakyti, sugrįžti putėlį prie tų 35% nuolaidos. Tai tik noriu pasakyti, kad 35% nuolaida kiekvienam produktui, bet mielieji, kompanija kiekvieną mėnesį, kas 2 mėnesius leidžia dar papildomas akcijas. Tai būna kažkokiems produktams dar netgi iki 20%, vadinasi 35 plus 20. Taigi kai kuriuos produktus mes galime įsigyti net su 60% nuolaida ir daugiau. Arba įsigijant kažkokius tai 2 produktus, dovanų gaunam kažkokį tai 3.
Tai vadinasi, tai dar vienas pajamų šaltinis, nes mes viską galime parduoti. Mes įsigijom, mes mokėjom už 2, gavom 3, o parduodam, kai akcija pasibaigė. Visus 3 atskirai. Tai yra dar vienas pajamų šaltinis. Tai aš tikiuosi, kad aš tikrai įtikinau, kad jeigu tu jauti, kad nori kažko daugiau, jeigu tu nori bendrystės, nes tai yra ne tik produktai, tai yra komanda, tai yra pagalba, parama, ėjimas kartu, augimas kartu, renginiai, motyvacija, palaikymas, ko trūksta dažnai ar ne, šeimose arba darbuose. Tai vat, jeigu tu jauti, kad tau reikia to, tai aš labai rekomenduoju jungtis prie mūsų, prie TND kompanijos. Todėl, kad naudos visos jau yra išvardintos, tik tai tiek atsakau, tu dabar prisijungęs, šiandien prisijungęs, nes nelauk rytojaus. Šiandien prisijungęs tu gali pradėti savo kurti planą B. Nenoriu piešti aš kažkokios tai tamsios ateities, bet kad 50 metų bėgyje mūsų daugelį darbų pakeis robotai, tai čia yra 100%. Tai kad neliktumėj, kai tau bus 50, tiesiog nežinioje, be darbo, tu dabar po trupučiuką, besipratindamas, gali susikurti savo darbo vietą. Ir kai tau įteiks atsiskaitimo lapelį ir pasakys, kad tu nebereikalingas, tu turėsi savo komandą, tu turėsi laisvę, tu galėsi vesti savo žmones, mokyti, auginti ir gyventi orų gyvenimą. Tai va, tai šiandien tiek labai trumpai apie tinklinį marketingą ir apie kas mūsų laukia. Ir dar kartelį, tikrai labai nuoširdžiai kviečiu jungtis prie TND kompanijos.